Laba diena. Norėčiau pradėti projekto daugiabučių pastatų paskirties grupės daugiabučio gyvenamojo namo Karklėnų gatvė 3 Vilniuje statybos projekto pažindinimo su visuomenė susirinkimą. Mano pavardė yra projekto vadovas Vyšniauskas Algimantas. Aš pravesiu šitą susirinkimą. Sekretoriauja Daiva Vyšniauskienė. Noriu priminti, kad visas susirinkimas yra įrašinėjamas audio įrašu. Taip, kad jeigu pasisakysite, prašom savo pavardžių neminėti, tik tai inicialus dėl duomenų apsaugos įstatymų. Tuo norėčiau dabar susirinkimą ir pradėti ir pristatyti patį projektą. Užsakovas yra privatus asmuo ML. Jisai yra tuo pačiu ir sklypo Karklėnų gatvės 3 savininkas. Mes esam projektavimo įmonė, kuri užsiima daugiausia daugiabučių namų projektavimu. Dabar kokie teisiniai pagrindai šio projekto sukūrimui? Tai yra, buvo parengtas jau prieš beveik 20 metų sklypo parko ir gretimų sklypų dalių mastų detalusis planas. Taip pat vėliau buvo atlikta jo korektūra, koreguojant užstatymo ribas 17 metais. Ir jau pradėjus projektavimą, atlikus pirminius eskizus, 25 metais rugsėjo mėnesį buvo gauti specialieji architektūros reikalavimai ir taip pat buvo gautos prisijungimo prie suveikimo komunikacijų sąlygos bei kitos techninės pasijungimo sąlygos. Dabar pats sklypas Karklėnų gatvė 3 randasi Naujosios Vilnios seniūnijoje, užstatytoje dalyje. Sklypo paskirtis kita, naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos, pobūdis daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos. Sklypas nepatenka į kažkokias zonas ypatingas, tačiau sklype yra begalė tinklų, nuo kurių mes turime laikytis atstumus arba išlaikyti jų apsaugos zonas, paminėsiu vėliau. Greta sklypo yra susiklostęs užstatymas, tačiau jis neturi aiškios urbanistinės sistemos, tai yra ir administraciniai pastatai, tai yra ir gyvenamieji namai, ir 9-aukščiai, ir 4-aukščiai, ir šalia yra buvusi siurblinė, taip kad jis neturi aiškaus užstatymo tinklo, gana toks padrikas. Kaip minėjau, užstatymo mūsų pagrindas tai yra detalusis planas bei jo korektūra. Ir kaip matote, šitoje schemoje yra parodyta sklypo vieta ir aplinkinis užstatymas. Pagrindiniai dabar, nuo ko pradėjome mes projektavimą. Projektavimą mes pradėjome nuo to, kad išsinagrinėjome patį sklypą ir jo užstatymo galimybės. Dabar aš atsuksiu schemą, kurioje matysis, kokie yra mūsų visi apribojimai, projektuojant šiame sklype, į ką mums turėjo atsižvelgti projektuojant statinius. Tai pradėkim nuo vakarinės pusės, nuo Karklėnų gatvės. Tai greičiai Karklėnų gatvė, šalia mūsų sklypo ribos, yra esamo, kad aiškiau būtų, esamo dujotiekio apsaugos zona. Jinai mums kaip ir nelabai turi reikšmės, mums daugiau turi įtaką. Tai reiškia, pagal specialiuosius reikalavimus yra užbrėžta 4 metrų atsitraukimo riba nuo Karklėnų gatvės, tai yra nuo sklypo ribos. Tai va šitą linija. Antras dalykas, jau čia reiškia greičiai tam įvažiavimui į kiemus, yra pas mus esamas dujotiekis, mes jį truputį koreguojame jo trasą ir vis tiek išlieka, tačiau sklype vis tiek išlieka dujotiekio apsaugos zona. Taip pat antras dalykas, kas mums labai svarbus yra, tai yra dujotiekio atsitraukimo nuo dujotiekio tinklo statinio atstumas.
tai atstumas yra pažymėtas šitas atstumas atsitraukimo nuo dujotiekio. Taip pat nepaminėjau palei Karklėnų gatvę, va čia va nuo esamo dujotiekio statinio atsitraukimo zona, va šita va yra violetė. Dabar jeigu eiti toliau, tai kitas dalykas, va šičia yra parkavimo vietos esamos, tai mes būtinai turime atsitraukti su savo pastatu, su langais 5 metrus nuo parkavimo vietų, tai yra pagal parkavimo vietų kiekį, mes pasiskaičiuojame, kiek turime atsitraukti. Tai šitas atstumas yra būtinai turi būti 5 metrai. Dabar toliau. Šiaurinėje sklypo dalyje praeina šilumos tinklai, kolektoriai, tai mes, reiškia, taipogi turim laikyti atstumą nuo šilumos tinklo. Tai yra, kaip matote, reiškia, va šitą zoną, tai yra atsitraukimas nuo šilumos tinklo, kai tinklai klojami savo sklype. Taipogi čia yra šilumos apsaugos zona, čia koreguojame tą tinklą. Ir be abejo pagrindinis dalykas, kaip minėjau, tai pagal detalųjį planą reiškia užbrėžtą užstatymo zoną, kuri irgi mes turime į ją tilpti. Taip kad mūsų užstatymas yra labai apribotas, kaip minėjau, iš visų 4 pusių ir į jį mes turėjom sutilpti su savo daugiabučių namu, be abejo, neišeinant iš visų, reiškia, statymo reglamentų, nustatytų detaliuoju planu ir nustatytų specialiaisiais architektūriniais reikalavimais. Dabar gal einam arčiau prie sprendinių tada. Plano galbūt pradėkime. Kaip minėjau, čia yra užstatymo zona detaliuoju planu nustatyta, o čia mūsų pastato antžeminės dalies kontūras. Kaip matote, mes telpam į šitą. Ir detaliuoju planu buvo nustatyta 4 aukštai, atstumas iki kraigo, užstatymo tankis ir taip toliau. Tai visa tai atsispindi ir specialiuose architektūriniuose reikalavimuose. Dar kas labai svarbu buvo, tai pagal pastato aukštį atsitraukti nuo visų kraštinių. Tai būtų, mes parodysime brėžinį, kur tai yra. Taip. Tai va. Reiškia, čia yra parodyta atsitraukimas nuo pastato ir pastato aukštį. Tai mes rodom, reiškia, pjūvyje. Tai priminsiu tą normatyvą, kad jeigu pastatas yra, reiškia, iki 8,5 metro, tai atsitraukti reikia minimum 3 metrus, paskui reikia tik vienam aukščio metrui reikia atsitraukti 0,5 metro. Tai mes visuose taškuose išlaikome atstumą. Tai atspindi va šitas parodytas. Taip pat, ko nepaminėjau, dar labai svarbus dalykas, šiauriniai pusiai nuo mūsų sklypo yra esama buvusi siurblinė, mes taipogi turim nuo jos atsitraukti minimum 6 metrus, tai yra gaisrinis atstumas, prie ankstesnio, ką minėjau apie atsitraukimų schemos. Dabar, jeigu eiti jau konkrečiai prie pačių sprendinių, prie darbų plano, taip, čia yra pagrindinis brėžinys mūsų sprendiniai. Pradėkime gal nuo pėsčiųjų takų. Manome, kad pagrindinis atėjimas į link pastato tai bus nuo Karklėnų gatvės šaligatvio. Tai, sakykime, lygiagrečiai tam praėjimui mes ir įeiname į sklypą. Kadangi iš vakarinės pusės prie Karklėnų gatvės mes numatome komercinės patalpas, tai čia dar papildomas įėjimas yra
į tų komercinių pastatų zoną. Centriniai ir rytiniai, kurios yra labiau atsitraukę nuo gatvės ir kurios galbūt nebus tokios komerciškai patrauklios, tai mes projektuojam čia pirmam aukšte butus. O vat iš vakarinės, kaip sakiau, minėjau, reiškia, mes darom komercinės patalpas. Dabar įėjus į pagrindinių įėjimų į sklypą, išilgai sklypo mes darome pėsčiųjų taką, čia apsitvėrėme nenumatoma, taip kad šitas takas galės būti tarnauti kaip šaligatvis ir visiems pėstiesiems, kurie, reiškia, dabar pėsčiųjų šaligatvio čia nėra, žmonės vaikšto skersai išilgai sklypą, bet mes visą tai sunorminėme, žodžiu, einant pėsčiųjų šaligatvių palei Karklėnų gatvę, pasisukus einama lygiagrečiai ir išeinama jau čia link parduotuvių, link daugiabučių. Taip pat nuo šito tako yra projektuojami du pagrindiniai įėjimai į pastatą, į dvi laiptines. Vienas ir antras. Dabar įvažiavimas automobilių yra iš rytinės pusės, tai yra numatyta detaliajame plane ir mes šito klausimo nekvestionavom, tai ir sąlygose infrastruktūros tai parašyta, kad pasijungti šitos vietos ir parašyta taipogi, parodyta detaliajame plane. Taip, kad mums tas įvažiavimas yra tiesiai į parkingą ir žemyn leistis, nes parkingas visas yra po žeme. Mūsų pradiniuose pasiūlymuose buvo daryti čia ir antžeminį parkingą, tačiau iš savivaldybės pristatė tokį preliminarų projektą, iš savivaldybės gavom reikalavimą, kad kuo daugiau daryti želdinių, o parkavimo ir kuo mažiau daryti kietų dangų. Kad parkavimai būtų kietos dangos, visi būtų pastato rūsyje. Ką mes ir darome. Dabar toliau, jeigu kalbant apie genplaną, tai jeigu šita pusė tokia kaip ir įėjimų pusė prie transporto, tai vat šiaurinė pusė, šiaurės rytinė ir vakarinė, tai mes darom tokio kaip ramesnę zoną, dėl to, kad čia statinių nėra, čia yra didžiulė valstybinė žemė, su žalia pieva, vienintelis yra statinukas čia, tai manome, kad tikrai tinkama vieta yra poilsio aikštelėm, vaikų žaidimo aikšteliai ir ten sporto nedideliam ten turniko aikšteliai prie, reiškia, šitos va šiaurinės pusės, dėl to, kad tiek žmonės, tiek vaikai, reiškia, suaugę ir taip toliau galės naudotis ne tik šitą, bet galės išbėgti į šitą didelę žalią zoną, čia žaisti, dūkti ir taip toliau. Kaip matote, va šita va vieta yra visiškai žalia pieva. O vat iš tos pietinės pusės, tai čia daugiau transportas, pėstieji, tokie įėjimai į namą. Ir taip toliau. Dabar jeigu eiti prie konkretesnių sprendinių, tai einame į pastato rūsį, nuo jo ir pradėkime. Kaip minėjau, įvažiavus į sklypą, detaliuoju planu nurodytame vietoje, mes, reiškia, leidžiamės pandusu žemyn, vartai numatyti ir mes įvažiuojame jau į vieną parkavimo zoną su žmonių su negalia stovėjimo vieta ir paskui įvažiuojame į kitą. Taip, kad mūsų parkingas dabar užima maksimalų plotą, kokį tik įmanoma, apribota tais visais inžinieriniais tinklais, atsitraukimo zonomis ir taip toliau. Daugiau mes įsiplėsti nelabai turim ir kur. Dabar jeigu eiti į pirmą aukštą, tai kaip minėjau, abudu įėjimai yra iš pietinės pusės, iš vakarinės pusės yra įėjimai į dvi komercinės patalpas, kokia jų paskirtis dabar negaliu pasakyti, žodžiu, čia jau išaiškės galbūt įsigijus jas ar įsinuomavus konkretiem naudotojam. Ir pirmame aukšte, kaip matote, patenkama iš pirmo aukšto į laiptinę ir liftų, dvi laiptinės ir liftus, po kelis butus padaryta. Čia dar va šitą vietą tampa panduso dalimi ir taipogi tiesiai iš laiptinės, kad nevaikščiotų aplinkui pastatą, galima patekti į tą
ramiąją zoną, tai yra va šitoj pusėje išdėstytas vaikų žaidimo aikštelės, poilsio aikštelės ir taip toliau. Taip, kad vaikam nebūtinai reikės vaikščioti aplink visą pastatą, galės jie tiesiai iš laiptinės išbėgti ir žaisti visoje zonoje už pastato. Tuo pačiu šitas pastatas, reiškia, užstoja nuo transporto, triukšmo ir taip toliau. Padarėm tokį truputį įtraukimą, kad būtų jaukiau. Priedanga tokia nuo transporto triukšmo, nuo parkavimo aikštelių, nuo Karklėnų gatvės ir atvėrėm į tą didžiulę žaliąją zoną. Jeigu žiūrėti kitus aukštus, tai, kaip matote, tos laiptinės dvi tarnauja po 4, po 5, po 6 butus. Butų plotai yra labai įvairūs, yra ir 3 kambarių butų, yra, dominuoja 2 kambarių butai, labai įvairiai. Kiekvienas turi butas balkoną, didesnį, mažesnį, kaip minėjau, 2 laiptinės. Visi nėra butų orientuotų tik tai į šiaurę, yra arba dvipusiai, arba pietiniai butai. Tai tokie aukštai yra 4, dabar, tai yra, atsiprašau, 1, 2, 3 ir 4. Ir, reiškia, viršuje mes projektuojam mums leidžiantį tudės antstatą. Pradžiai mes galvojome antstatę projektuoti butus, ką dabar leidžia dabartiniai įstatymai. Tačiau savivaldybės gavom pastabą, kad tais metais, 2003 metais, kada buvo detalus planas tvirtintas, tuo metu antstatui galiojo, kad viršuj antstate gali būti negyvenamos patalpos, tik tai pagalbinės patalpos. Taip, kad mes tuos butus panaikinom, bet kadangi jeigu vis tiek statyba vyksta, tai nuspręsta yra šito antstato patalpas tiesiog panaudoti kaip viso namo gerbūviui. Tai galės būti kažkokios, sakykime, poilsio patalpos, žmonės galės įsirengti sales, pirmininko kabinetą ar šiaip ar taip, tai vis tiek, jeigu jau statyti, tai čia tas papildomų dėlių išlaidų nesudaro, bet namui sudarys tikrai didelį patrauklumą, didžiulės patalpos, kažkokios bendro naudojimo. Arba jas galės nuomoti kažkokią įmonę, kuri teiks gyventojams pastatą. Tai dabar, jeigu žiūrėti pastato pjūvį, kaip minėjau, tai pastatas yra rūsio aukšto, 1, 2, 3, 4 aukštai ir tas yra antstatas. Pastato architektūrai mes stengiamės suteikti tokį nėra labai jau modernų, nelabai tokį ir senovišką charakterį, kažką bandėm taikytis prie aplinkinio užstatymosi 20 metų, tuo pačiu panaudojant tas gelsvas plytas apdailinės. Kaip čia pasakyti, atnaujinam 70 metų architektūrą naujomis detalėmis, kaip matote. Čia yra antstato aukštas, balkonai su priedangom, stikliniai, tokia ramią architektūrą, gal šiek tiek Bauhauso stilius, kas tuo metu ir buvo, kaip Nauja Vilnia statėsi. Aišku, vėliau Nauja Vilnia statėsi, negu Bauhausas buvo. Taip, tai dabar jeigu žiūrėti pastato visą vaizdą, turinį, tai kaip matote, mūsų matosi tarp tų gelsvų namų, kaip matote, gelsvi namai aplinkui dominuoja, tai mes irgi pasirenkam panašią apdailą, kad jis neiškristų iš reiškia aplinkos. Be abejo, jis atrodys naujai, naujos medžiagos, naujos detalės. Reiškia, jeigu taip, čia Karklėnų gatvė, parko, čia tas yra įvažiavimas ir čia, reiškia, iš to skvero pusės. Ir dabar nuo įvažiavimo ir Karklėnų gatvės yra vizualizacija padaryta. Toliau nuo Maksimos pusės. Čia matosi tas junginė. Čia yra irgi nuo to pravažiavimo, kaip atrodo. Tai va tiek kol kas.
Dabar labai norėčiau išgirsti klausimus. Kaip minėjau, jeigu klausėte, labai prašome nesakyti vardo pavardės, o pasakyti tik inicialus dėl duomenų apsaugos. Labai laukčiau klausimų. Jeigu reikia, aš galiu dar pakomentuoti kažkokias detalės, jeigu noriu pasakyti, kad mes įrašą ir susirinkimą darysim iki 5 valandų, tai yra minimum 5. Tai jeigu kils klausimų, tai prašom sakyti.
Šiuo metu turime 17 valandų ir 16 minučių. Nuo susirinkimo pradžios praėjo kiek daugiau negu valanda. Kadangi klausimų daugiau nesulaukėme, susirinkimą laikome įvykusiu ir jį pabaigėme. Ačiū visiems dalyvavusiems.